Trečias skyrius – pažvelk iš naujo, pirmą kartą. Jėzus atėjo į šį pasaulį, kad duotų amžinojo gyvenimo dovaną, atskleisdamas tikrąjį Dievo charakterį. Mano mėgstamiausia daina pasakoja apie mergaitę, kuri ant laimės sparnų skrenda per gėlėmis nusėtą lauką. Ją žavė paprasta džiaugsminga mintis, kad Dievas sukūrė šias nuostabias gėles jai džiaugtis. Tačiau jo supratimas apie Dievą nėra pakankamai išsamus. Ji tikrai jo nepažįsta. Jis yra daug daugiau nei viskas, ką suvokia jos vaikiška širdis. Kažkada ateityje, kai vis labiau supras, ji pamatys į tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tada jo širdyje atsiras sąmoningas pasitikėjimas juo. Negalime visiškai mylėti Dievo, kol neišmoksime juo pasitikėti. Ir negalime juo pasitikėti, kol nepamatysime jo tokio, koks jis yra iš tikrųjų. Patikimo. Iškreipti Dievo įvaizdžiai sukelia nepasitikėjimą ir žlugdo gebėjimą jį mylėti. Aiškus Dievo charakterio supratimas veda į pasitikėjimą, kuris galiausiai sukuria meilę sieloje. Tai yra pagrindinis žmogaus santykių su Dievu principas. Kur galime rasti tokį Dievo charakterio supratimo aiškumą? Biblijoje pateikiamas tik vienas atsakymas. Dievas, kuris įsakė šviesai iš tamsos suspindėti, nušvito mūsų širdise, kad suteiktų Dievo šlovės pažinimo šviesą Jėzaus Kristaus veide. 2 Korintiečiams 4 skyriaus 6 eilutė. Jei norime aiškiai matyti Dievą, turime žiūrėti į Jėzų, ne į religiją, ne į kitą žmogų, ne į mūsų gyvenimo patirtį, netgi ne į kokios nors doktrinos tiesą, kuri atskirta nuo pašventinančios Kristaus įtakos. Nes įstatymas buvo duotas per Mozę. Malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Niekas niekada nematė Dievo, jį apreiškė viengimis sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis. Jono Evangelija, 1 skyrius 17-18 eilutės. Tik Kristuje mes susitinkame su Dievu visu jo aiškumu. Visa kita geriausiai atveju yra aptemdyta, o blogiausių iškreipta. Prieš pas savo nukryžiavimą Jėzus meldėsi labai svarbią maldą, kuri mums daug ką atskleidžia. Gelbėtojas išreiškė savo misijos šioje žemėje esmę, kaip Dievo įsikūnymą. Čia, kaip niekur kitur šventajame rašte, esame atvesti prie dieviškos minties ir žmonijos tikslo salės. Jėzus pradėjo savo aistringą maldą, apibūdindamas amžinąjį gyvenimą, kurį jis atėjo duoti. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Jono Evangelijos 17 skyriaus 3 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus apibūdino amžinąjį gyvenimą ne pagal trukmę laike, o pagal jo kokybės rodiklius. Jis nesakė, gyventi amžinai reiškia gyventi visada. Tai savaime suprantama, bet Jėzus pasakė, amžinasis gyvenimas yra pažinti vienintelį tikrąjį Dievą, kaip jis buvo apreikštas jame, Jėzuje Kristuje, kurį jis atsiuntė. Štai kodėl apaštalas Jonas galėjo drąsiai teigti, kad amžinasis gyvenimas yra tikinčiojo nuosavybė jau šiame gyvenime. Tai aš parašiau jums, tikintiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte, jog jei jūs tikite Dievo sūnų, jūs turite amžinąjį gyvenimą. 1 Jono laiškas 5 skyriaus 13 eilutė. Amžinąjį gyvenimą galime turėti čia ir dabar, nors fiziškai senstame ir mirštame. Daugelis žmonių per visą pasaulio istoriją mirė turėdami amžinąjį gyvenimą, nes amžinasis gyvenimas yra gyvenimo kokybė, kylanti iš Dievo pažinimo. Supratimas, kas iš tikrųjų yra Dievas ir koks yra tikrasis jo charakteris, yra psichologinė ir emocinė esmė, sudaranti amžinąjį gyvenimą. Tikras Dievo pažinimas išgydo sielą nuo visų vidinių ydų ir suteikia gyvenimui amžinos kokybės. Apima neįtikėtiną ramybę ir saugumams, žinant, kad tas, kuris mūsų kūrė ir kuriam galiausiai tampame skaitingi,
yra be galo geras. Kita vertus, bet koks klaidingas, iškreiptas supratimas apie Dievą yra žalingas sielai, o tai galiausiai sugriauna gyvenimo grožį ir prasmę. Ant šio pamato Kristus pastatė savo maldą. Jei Dievo pažinimas yra amžinasis gyvenimas, tai tikrai gelbėtojo misijos šiame pasaulyje tikslas buvo atskleisti tikrąjį Dievo charakterį. Atkreipkite dėmesį, kaip tęsiasi jo malda. Aš pašlovinau tave žemėje, užbaigiau darbą, kurį man pavedė atlikti. Tavo vardą paskelbiau žmonėms. Jono Evangelijos 17 skyriaus 4-6 eilutės. Kaip pasakė Kristus, ypatingas jo misijos tikslas buvo šlovinti Dievą ir atskleisti jo vardą žmonėms. Šventojo rašto žodis šlovė yra įsišaknijęs dieviškojo savęs apreiškimo sampratoje. Kai Mozė paprašė, parodyk man savo šlovę, Viešpats atsakė, aš paskelbsiu visą savo šlovę tavo akivaizdoje ir skelbsiu Jehovos vardą tavo akivaizdoje. Išėjimo 33 skyriaus 18-19 eilutės. Atsakydamas į Mozės prašymą, Viešpats paskelbė savo šlovę, kuri buvo ir jo charakteris. Taigi jo vardas taip pat gali atspindėti jo charakterį. Biblijoje vardai dažnai turi tam tikrų žmogui būdingų savybių reikšmes. Pavyzdžiui, Jokūbas reiškia apgaviką, bet kai jis gavo Dievo atleidimą, jo vardas tapo Izraelis, o tai reiškia tą, kuris pasiekė pergalę prieš Dievą. Kai Jėzus pasakė, kad jis atliko savo darbą, šlovindamas Dievą ir atskleisdamas jo vardą, turime suprasti, kad jo darbas žemėje buvo atskleisti ir šlovinti Dievo charakterį. Taigi, jis davė pasauliui amžinojo gyvenimo dovaną. Mes tampame nemokamos amžinojo gyvenimo dovanos gavėjais, kai matome apreiškimą, kuris buvo apreikštas Kristuje. Ir savo protu bei emocijomis priimame tikrąjį Dievo charakterio paveikslą. Pats apreiškimas buvo toks. Dievas Kristuje atidavė save nusidėjėlių išgelbėjimui, kol jie buvo nuodėmėse. Jis tai padarė iš savo prigimties malonės, o ne dėl kokių nors mūsų nuopelnų. Laiškas Titui 3 skyrius 4-5 eilutė, 2 Timotiejų 1 skyriaus 9-10 eilutės. Šis didžiulis pasiekimas buvo išreikštas Dievo Sūnaus įsikūnijimu, gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Nusileisdamas tapti vienu iš mūsų, gyvendamas be nuodėmės gyvenimą kaip vienas iš mūsų ir nešdamas visas mūsų nuodėmes, kol dar nieko nedarėme, kad pelnytume išganymą, Kristus parodė pasiaukojantį Tėvo meilės grožį. Kai susidurėme su šiuo apreiškimu ir pradedame tikėti, kad Kristus ir jo gyvenimas yra tikrasis Dievo paveikslas, tada išganymas tampa mūsų asmeninė patirtimi. Esame išgelbėti Dievo charakterio apreiškimu, kuris yra išganymas malonė. Efeziečiams 2 skyriaus 8 eilutė. Malonė yra Dievo meilės charakteris, rodomas nenusipelniusiems. Turime leisti, kad Dievo meilės tiesa pažadintų mumise tikėjimą, leidžianti priimti Dievo charakterio apreiškimą. Galatams 5 skyriaus 6 eilutė. Toliau melsdamasis Jėzus pasakė kažką nuostabaus apie Dievo charakterį. Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip mane myli. Jono Evangelijos 17 skyriaus 23 eilutė. Čia yra Dievo širdis. Štai kur yra jo malonė. Jis myli puolusius nusidėjėlius, tokius kaip jūs ir aš, lygiai taip pat kaip myli Jėzų, nenuodėmingą sūnų. Ar suprantate, ką tai reiškia? Jei Dievas myli jūs ir mane, puolusius nusidėjėlius, su tokia pat aistra ir gilumu kaip Kristų, sūnų be nuodėmės, tada galime daryti išvadą, kad jo meilė pranoksta niūrią mūsų nuodėmingumo tikrovę. Mūsų nuodėmė nekeičia ir nesumažina jo meilės. Tai nekintanti, nemirtinga meilė, kurios negali užgesinti visos nuodėmės bjaurystės. Tai meilė, kuri yra prieš bet kokius gerus darbus, kuriuos galime padaryti. Tai vienintelė priemonė, kuria geri darbai yra tikrai geri ir gali būti atlikti mūsų gyvenime. Kadangi Dievas myli mus nuodėmingoje būsenoje, kaip jis myli Jėzų jo nenuodėmingume, turime tikėti,
kad jo meilė yra nuolatinė tikrovė, nepriklausanti nuo mūsų dorybės. Atvirkščiai, mes esame visiškai priklausomi nuo Dievo meilės apreiškimo, kad būtų sukurta mumise tikra dorybė. Paskutiniai Kristaus maldos žodžiai nurodo esminę mūsų pasaulio problemą ir veda į Dievo išganingą šios problemos sprendimą. Teisusis Tėve, ir pasaulis tavęs nepažino, bet aš pažįstu tave, o šie žinojo, kad tu mane siuntei. Aš padariau žinomą tavo vardą ir darysiu jį žinomą, kad meilė, kurią tu mane pamilai, būtų juose ir aš juose. Jono Evangelijos 17 skyriaus 25-26 eilutės. Jėzus Tėvą vadina teisiu, o tai reiškia, kad jo charakteris susideda iš gerų, mylinčių savybių. Dievas yra didis, jo širdis alsuoja tik beribę meilę. Taip Dievo sūnus mato savo tėvą. Tačiau gelbėtojas liūdi, kad pasaulis nemato Dievo šioje šviesoje. Dažniausiai žmonės nežino, kas yra Dievas ir koks jis. Klaidingų supratimų apie Dievą gausų vyrų, moterų ir vaikų širdise. Mes matome Dievą kaip despotą, kuris primeta savo valią. Matome, kaip Dievas įjungia ir išjungia savo meilę, priklausomai nuo mūsų sėkmės ir nesėkmių. Matome Dievą, kuris kuria tragedijas, kurios sukelia mums skausmą ir kančią. Mes matome Dievą, kuris pasiruošęs pulti mus bausti, bet lėtas mums atleisti ir palaiminti. Savo nuodėmingoje vaizduotėje matome bjaurų, nepatrauklų Dievą, kurio galime tik nekęsti, kaip maištininkai, arba kuriam galime tarnauti su vergišku nerimu. Ir vis dėlto yra šviesa, kuri šviečia mūsų tamsoje. Yra tas, kuris pažįsta Dievą ir jį parodė. Apmąstydamas savo trapios misijos šioje žemėje sėkmę, Jėzus apibendrino savo šlovingą laimėjimą savo tėvui sakydamas: jie nepažįsta tavęs tokiu, koks esi iš tikrųjų, bet aš pažįstu tave ir apreiškiau tave jiems. Tai padariau, kad jie galėtų patirti tavo meilę jiems, kaip aš patyriau tavo meilę sau. Tuo jo malda baigiama. Jo misija šiame pasaulyje pasirodė aiškiai išreikšta. Visi gelbėtojo misijos gydomieji stebuklai, visi meilė ir mokymas, visas beribis gailestingumas ir kruopštus teisingumas, o galiausiai ir nesavanaudiška auka ant kryžiaus buvo skirti vienam tikslui – parodyti nuostabų Dievo meilės charakterio grožį. Dieve Tėve, Jėzus parodė, kad esu paklydęs, nes nepažįstu tavęs. Jis taip pat parodė, kad būtų išvaduotas iš nuodėmės galios, matydamas tavo charakterį jame. Tavęs pažinimas yra amžinojo gyvenimo esmė. Tegul tavo meilės pažinimo šviesa, kuri pranoksta nuodėmę, pripildo mano širdį, kai aš ir toliau susitikinėsiu su Jėzumi. Kristaus vardu meldžiuosi. Amen.